Taip, dabar 20 minučių kontrastiniams tyrimams. Kodėl svarbu apie tai kalbėti? Nes tokiais laikais gyvename, kad neužtenka vien gydytojo akių ir rankų, ar ne, kad nustatyti žmogui tikslę diagnozę, ir radiologiniai tyrimai yra įžengę pilnais žingsniais į mūsų klinikinę praktiką, jie tikrai labai plačiai vartojami. Ir todėl šiandieną šios trumpos paskaitos metu norėčiau priminti, kokiosgi kontrastinės medžiagos yra naudojamos medicinoje, kurios naudojamos kontrastinės medžiagos gali būti pavojingos inkstams, kaip reikia pasiruošti kontrastiniam tyrimui, ypatingai su kontrastinė medžiaga, kuri potencialiai turi toksinį poveikį, kaip išvengti to toksinio poveikio ir kaip dažnai galima kartoti radiologinius tyrimus su kontrastinėmis medžiagomis, o taip atsitinka ganėtinai dažnai klinikiniai praktikoje. Tai pradžioj noriu parodyti Amerikos daugiausia publikuotų duomenų. Yra kasmet Amerikoje atliekama apie 70 net milijonų kompiuterinės tomografijos tyrimų su jodo turinčiu kontrastu, apie pusę tiek 3-5 milijonus magnetinio rezonanso tyrimų su kontrastu. Ir dažniausiai yra reikalinga tie kontrastiniai tyrimai, dominuoja nervų sistemos ligos, tai turbūt insultai, yra kardiovaskulinės ligos, onkologinės ligos, ir nefrologinės indikacijos, šlapimo takų matote kiek rečiau, ir yra išleidžiami dideli pinigai kontrastiniam tyrimam virš $2 milijardų Amerikoje, ir kaip matote labai tos išlaidos prognozuojama, kad dar didės, ir radiologiniai tyrimai plačiai atliekami tiek Amerikoje, mėlynas stulpelis yra Europa, oranžinis Azija ir Ramiojo vandenyno šalis. Kaip matote, vartojimas tų kontrastinių medžiagų pasaulyje yra visur, visuose regionuose panašus, ir yra prognozuojama, kad per 5 metus dar plačiau bus naudojami kontrastiniai tyrimai. Taigi, medicinoje naudojami yra 4 tipų kontrastinės medžiagos, tai bario turinčios kontrastinės medžiagos, jodo turinčios, gadolinio turinčios ir mikroburbuliukai. Ir yra kontrastinės naudojamas tiek rentgenologinių tyrimų metu, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso ir vis plačiau ultragarsinio tyrimo metu. Yra skirtingi įvedimo keliai kontrasto į organizmą, galima švirkšti į kraujagyslės, yra geriami kontrastai, į žarnyną skiriami ir kitais būdais. Ir jeigu pažiūrėtume, kaip skirtingos medžiagos gali paveikti inkstus, tai yra bario turinčios kontrastinės medžiagos, kurios plačiausiai naudojamos yra gastroenterologinių indikacijų atveju. Jos paprastai skiriamos į žarnyną ar per burną, ir šitos medžiagos nesirezorbuoja, jos nepatenka į kraują, todėl neturi neigiamo poveikio inkstams, ir išsiskiria ši kontrastinė medžiaga pro žarnyną. Jodo turinčios kontrastinės medžiagos, apie jas daugiausia šiandien kalbėsiu šitos trumpos paskaitos metu, jos ir skiriamos į kraujagyslę, į arteriją ar veną. Tai yra jodo turinti kontrastinė medžiaga, ir čia yra pagrindinis kontrastas, kuris turi didžiausią nefrotoksinę riziką. Magnetinio rezonanso metu yra naudojamos gadolinio turinčios kontrastinės medžiagos, jos paprastai yra irgi skiriamos į kraujagyslę, į arteriją ar į veną. Ir šitos medžiagos šalinasi per inkstus, bet noriu pabrėžti, kad medicinoje naudojamomis dozėmis paramagnetinis kontrastas su gadoliniu paprastai neturi nefrotoksinio poveikio, todėl jisai nerekomenduoja kažkokio ypatingo specialaus paciento paruošimo. Tik tai su šiuo kontrasto vartojimu yra medicinoje atsiradusi tokia patologija kaip nefrogeninė sisteminė fibrozė, nes kadangi kontrastas gali ilgai cirkuliuoti organizme, gali jisai nusėsti vidaus organuose ir lemti randėjimą, bet jau šita patologija jau pamažu tampa irgi istorinė, nes yra nauji kontrastai su gadoliniu, kurie šitos patologijos rizikos jau nebeturi, minimali rizika yra.
Na ir ketvirta grupė kontrastinių medžiagų, tai yra mikroburbuliukai, kurie yra skiriami į kraujagyslės, cirkuliuoja tik kraujagyslėse, niekur iš kraujagyslių nepatenka, niekur kitur. Ir tie mikroburbuliukai yra naudojami ultragarsiniam tyrimam. Tai yra maži dujų burbuliukai, kurie yra apgaubti specialiu apvalkalėliu, labai mažos molekulės, mažesnės už kraujo eritrocitus. Ir dažniausiai yra naudojami, tai yra ultragarsinio tyrimo metu vidaus organų tyrimam. Ir tie mikroburbuliukai organizme labai greitai suskyla per 10-15 minučių ir tas dujas pacientas iškvepia su iškvepiamu oru. Todėl tie mikroburbuliukai, ultragarsinis kontrastas nėra pavojingas inkstam. Ir žmonės, kurie turi inkstų ligą, inkstų nepakankamumą, ultragarsinis tyrimas su ultragarsiniu kontrastu yra kaip alternatyva tyrimams su jodo turinčia kontrastinė medžiaga. Tai kalbant apie kontrastinės medžiagos nefrotoksiškumą, mes turim prisiminti, kad yra kalba apie jodo turinčias kontrastinės medžiagos, kurios naudojamos tik rentgenologiniam tyrimui ir kompiuteriniai tomografijai. Na ir noriu parodyti, kad medicinoje mes turim nuo 11 metų vis pasirodančias gaires, kurios skirtos kontrastinių medžiagų vartojimui, tame tarpe ir su bloga inkstų funkcija. Ir yra paskutinės galiojančios europinės ir 18 metų, Amerikos 20 metų, kuriuose yra naujesnių gairių, šias gairės šią dieną nėra. Taigi, jodo turinti kontrastinė medžiaga, ji gali sukelti ūminį inkstų pažeidimą, kuris yra dabar vadinamas pokontrastiniu ūminiu inkstų pažeidimu ir diagnozuojamas pagal tuos pačius kriterijus, kaip ir kitos etiologijos ūminis inkstų pažeidimas. Tai yra kreatinino pokytis, kuris matote per 2-3 paras po kontrastinės medžiagos suleidimo. Kodėl ta jodo turinti kontrastinė medžiaga gali būti toksiška inkstam, nes tai yra labai klampus skystis, kuris suleidžiamas į kraujagyslę žmogui. Ir tas klampus skystis paveikia kraujagyslių endotelį ir į tą klampų suleistą skystį kraujagyslė reaguoja spazmu ir gali darytis mikrotrombukai iš eritrocitų ir tai pablogėja inkstų kraujotaka, ypatingai šerdinės dalies inkstų kraujotaka. Ir tas klampus kontrastas turi tiesioginį ir ląstelėm toksinį poveikį, dėl to gali įvykti inkstų kanalėlių toks kaip pribloškimas, apoptozė, tai nebūna labai išreikštas procesas, toksai daugiau židininis, bet dėl to irgi gali pablogėti inkstų funkcija. Na ir prieš 10 metų tai tikrai, bet dar sklando tie mitai ir šiandieną, kad tas kontrastas yra labai toksiškas inkstams, labai pavojingas. Todėl, sakyčiau, nepelnytai dažnai klinikinėje praktikoje esant indikacijoms pacientai praranda galimybę diagnostikai ir tie tyrimai su jodo turinčia kontrastinė medžiaga lieka neatlikti. Taigi ekspertai, ruošdami gairės, išanalizavo visas publikacijas ir nustatė, kad taip, kuo yra blogesnė inkstų funkcija, blogėjant glomerulų filtracijos greičiui, ūminio inkstų pažeidimo atveju tikrai procentas didėja. Bet kaip žinome, ūminį inkstų pažeidimą ligotam žmogui sukelia ne tik kontrastinės medžiagos suleidimas, bet yra ir kitų veiksnių vartojami vaistai, skysčių apykaita ir taip toliau. Tai iškristalizavus tik tai tuos ūminio inkstų pažeidimo atvejus, kuriuos sukelia tik izoliuotas kontrastinės medžiagos suleidimas, paaiškėjo, kad to pokontrastinio ūminio inkstų pažeidimo šiais laikais, kai naudojami tie mažai nefrotoksiški kontrastai, juos parodysiu vėliau, dažnis nėra toks didelis. Ir esant 4-5 stadijos lėtiniai inkstų ligai, kontrastinė nefropatija nustatoma iki tik tai 17% pacientų. Todėl 18 metais labai nuvilnijo ta žinutė radiologų gairėse,
kad vis tik tai neretai klinikiniai praktikoje perlenkiama jau ta lazda ir ta kontrastinio tyrimo bijoma tose situacijose, kur nereikėtų bijoti to kontrastinio tyrimo. Ir kodėl tos po kontrastinio inkstų pažeidimo mažėja? Todėl, kad didžiausia nefrotoksinį poveikį turinčios joninės, jodo turinčios kontrastinės medžiagos, kurios yra labai klampios ir didelio osmoleriškumo, jos medicinoje jau yra nenaudojamos ir dabar pagrinde naudojamos yra nejoninės kontrastinės medžiagos, yra turbūt plačiausiai yra naudojamas jopromidas, ultravistas arba jodiksanolis vizipakas, kurios yra mažiau klampios ir turi žymiai mažesnį jau toksinį poveikį inkstam. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį visada, kai tyriamas pacientas su inkstų problemomis, kad reikia naudoti kuo mažesnį kontrasto kiekį. Yra specialios formulės, pagal kurias galima apskaičiuoti. Nenaudoti didelio osmoleriškumo kontrastų ir labai smagu, kad Lietuvoje jau jie yra nenaudojami. Neatlikti dažnai kontrastinių tyrimų ir visada pagalvoti, ar kontrastas kokiu būdu pateks į paciento organizmą, nes yra nustatyta, kad tų tyrimų metu jų nėra tiek daug medicinoje, kai kontrastinė medžiaga tiesiai patenka į inkstus, tai paprastai inksto angiografijos metu arba kontrastinių tyrimų, kai yra leidžiamas kontrastas į kairę širdies, į kairiąsias kameras, prieširdį ir skilvelį, bet tokių tyrimų medicinoje yra nedaug. Paprastai inksto angiografijos metu tas nefrotoksinis poveikis kontrasto ir yra didžiausias, tačiau medicininėje praktikoje dažniausiai atliekami tyrimai, kai kontrastas leidžiamas į veną arba į arterijas, bet netiesiogiai į inkstų ir tas plačiausiai naudojamas turbūt tyrimas koronarografijos, kai kontrastas leidžiamas iš širdies vainikinės kraujagyslės. Jau tokiu atveju tas kontrastas patenka į inkstus praskiestas ir jau tokio tyrimo metu jau nefrotoksinio poveikio rizika yra mažesnė. Ir matote, koks buvo mitas jau daugiau kaip prieš 10 metų, kiek buvo rizikos veiksnių, kurie esant manyta, kad tas kontrastas yra labai pavojingas ir su metais tų rizikos veiksnių ženkliai mažėja. Ir jeigu dar prieš 10 metų cukrinis diabetas buvo priskiriamas didiesiems rizikos veiksniams po kontrastinio ūminio inkstų pažeidimo, tai šiai dienai vienintelis rizikos veiksnys ir kurį reikėtų ypatingai vertinti, tai yra paciento inkstų funkcija. Ir apie jodo turinčio kontrasto toksinį poveikį galvoti tada, kai glomerulų filtracijos greitis dažniausiai pasidaro mažiau kaip 45, mažiau kaip 30 arba visi ūminiai ligoniai, kai yra ūminis inkstų pažeidimas. Taigi, ruošiantis kontrastiniam tyrimui tikrai yra labai svarbu žinoti inkstų funkciją ir glomerulų filtracijos greitį. Ir tais atvejais tokių pacientų tikrai nėra labai daug, kuriems leidžiamas kontrastas patenka tiesiai į inkstus, tai yra pilvinės aortos tyrimai ir inkstų angiografija. Kritinis glomerulų filtracijos greitis yra 45 arba šiai grupiai priklauso visi intensyvios terapijos skyriuje gydomi pacientai, kurie potencialiai turi bet kokios etiologijos padidintą ūminio inkstų pažeidimo riziką. Jeigu yra kontrastas naudojamas į veną, tai yra visi kompiuteriniai tyrimai, radiologiniai tyrimai arba yra antrinis patekimas į inkstus kontrasto, kritinis glomerulų filtracijos greitis yra mažiau 30 ml per minutę. Ir rizikos grupė yra visi pacientai, kurie turi ūminį inkstų pažeidimą. Tai kaipgi reikėtų pasiruošti tyrimui su jodo turinčia kontrastinė medžiaga? Jeigu yra pacientai sveiki, tai vat ir ekspertai rekomenduoja netirti visiems inkstų funkcijos bendrai populiacijos prieš planuojant kontrastinį tyrimą. Jeigu žmogus yra jaunas, yra nurodoma iki 60 metų ir jeigu jisai neturi svarbiausių 4 rizikos veiksnių, tai yra hipertenzijos, diabeto, kardiovaskulinių ligų ir inkstų ligų anamnezės, tai yra rizikos veiksniai, pagrindiniai didieji, kurie lemia lėtinę inkstų ligą, tai ekspertai sako ir daug yra centrų Europoje
pasauly, kur ligonis atvyksta į radiologijos kliniką, užpildo anketą ir sužymi, kai kuo jisai serga ir neserga, ir jeigu yra jaunas, visiškai sveikas žmogus, net nerekomenduojama tos inkstų funkcijos tirti, tačiau jeigu žinoma, kad pacientas turi jau inkstų ligą ar turi lėtinės inkstų ligos rizikos veiksnius, inkstų funkciją įvertinti privalu ir ekspertai rekomenduoja naudoti tą paprastą CKD EPI formulę ir pagal ją įvertinti glomerulų filtracijos greitį. Ir jeigu yra stabilus pacientas, tas glomerulų filtracijos greitis turėtų būti įvertinamas 3 mėnesių bėgyje prieš kontrastinį tyrimą. Čia noriu pasakyti, kad kartais ir praktikoje ir girdžiu ir matau, kad yra ligoniai, atsiprašau tą žodį, vaikomi vis pasidaryti kretininą prieš pat kontrastą, ar ne, ir kartoti kelis kartus, tai reikia irgi turėti proto ribas. Jeigu yra stabili ta inkstų funkcija, užtenka 3 mėnesių bėgyje padaryto kretinino. Tačiau jeigu yra pacientas serga ūminė liga stacionare ar su nestabilia inkstų funkcija, kretininas turėtų būti padarytas 7 parų bėgyje prieš kontrastinį tyrimą. Ruošiantis kontrastiniam tyrimui reikia pagalvoti, tai yra daugiau diabetu sergantys pacientai, kurie vartojantis metforminą. Vėlgi anksčiau tikrai buvo tokia praktika, kad metformino skirimas yra pavojingas prieš skiriant kontrastinį tyrimą dėl su metformino vartojimu susijusios laktacinės acidozės, bet pastarųjų metų tyrimai parodė vis tik tai, kad metforminą pacientai gali tęsti vartoti, jeigu glomerulų filtracija yra daugiau kaip 30 ir tai yra saugu, nėra tos laktacinės acidozės pavojaus, ir kai filtracija yra mažesnė arba ūminis inkstų pažeidimas, metforminą nutraukti tik tai po kontrastinės medžiagos užvirkštimo, pastebėti 2 paras ar neblogėja inkstų funkcija ir tada atnaujinti metforminą. Bet žinome, kad esant tokiai filtracijai metforminas ir šiaip jau yra kontraindikuotina skirti, tai praktiškai tie pacientai, kurie vartoja metforminą, kurių filtracija yra virš 30 ir nėra ūminio inkstų pažeidimo, pagal dabartinės gairės yra teigiama, kad jie gali saugiai tęsti metforminą prieš kontrastinį tyrimą. Taigi, kokia yra profilaktika, jeigu tikrai nustatėm, kad pacientas yra didelės rizikos, kad gali įvykti po kontrastinis ūminis inkstų pažeidimas, ir kaip išvengti tos nefrogeninės sisteminės fibrozės, jeigu atliekami magneto tyrimai su gadolinu, tai dar kartą kartoju, jeigu yra pacientas su ūminiu pažeidimu, arba jo filtracija mažiau 40, kai skirsim kontrastą tiesiai į arteriją ir pateks tiesiai kontrastas į inkstus, arba filtracija mažiau 30, kai kontrastas, jodo turintis kontrastas skiriamas į veną, arba į arteriją, bet atiteka antriniu būdu inkstus, na ir dializuojami pacientai, kurie dar turi liekamosios diurezės. Esant visoms šitoms sąlygom, mes turim užtikrinti intraveninę hidraciją prieš ir po kontrastinio tyrimo, nes naujų profilaktinių priemonių šiai dienai nėra apart intraveninės hidracijos, ir tų skirimo protokolų izotoninio tirpalo jų yra įvairių, bet čia pagal Tonenau turbūt yra pats patogiausias protokolas, arba jeigu neturime tų 3-4 valandų prieš kontrasto skirimą, galima suleisti boliusą valandą prieš tyrimą ir paskui tęsti po kontrasto suleidimo. Tai dažniausiai yra tipinė dozė puslitris izotoninio tirpalo prieš kontrastinį tyrimą ir puslitris po kontrastinio tyrimo. Na ir kuo mes po kontrasto suleidimo ilgiau lašiname izotoninį tyrimą, ta profilaktika tartum yra tuo efektyvesnė. Dar tiktų mums ir bikarbonatinis tyrimas, bet tokio mes originalaus neturime Lietuvoje, tai yra nepatogu, bet jis ir neturi privalumo prieš izotoninį natrio chlorido tirpalą.
Šiaip literatūroje neturiu laiko apie tai išsiplėsti apie vaistus, kurie tabletės, kurios gali sumažinti riziką po kontrastinio pažeidimo, tik noriu parodyti, šiai dienai tos auksinės tabletės nei statinas, nei acetilcisteinas, nei kitos medžiagos neapsaugo inkstų nuo potencialaus nefrotoksinio poveikio. Dar sklando mitas praktikoje, net ir šiomis dienomis, kad neretai radiologai sako, kad reikia daryti dializę papildomą ligonių, jeigu yra dializuojamas suleidus kontrasto arba gadolinio turinčios kontrastinės medžiagos. Tai yra tikrai mitas, tas nepadeda ir to nereikia daryti. Ir gairės sako, kad jeigu yra ir hemodializuojamas pacientas, nereikia derinti dializės laiko, organizuojant kontrastinį tyrimą, kaip ir skiriant tyrimą su magnetinio rezonanso tyrimą su gadolinio turinčia kontrastinė medžiaga. Jeigu yra saugi antra grupė, tai ji nesukelia tos nefrogeninės sisteminės fibrozės ir dializės derinti nereikalinga. Na ir noriu parodyti, kad yra 21 metų Amerikos radiologų draugijos gairės, kuriuose gražiai parodyta, kurie kontrastai saugus prie sunkaus inkstų nepakankamumo ir linijiniai gadolinio turinčius kontrastai, kurie priklauso pirmai grupiai, pažymėti rėmelyje raudonai, jie yra išimti iš klinikinės praktikos vartojimo tiek Amerikoje, tiek Europoje, nes būtent šitie kontrastai ir buvo susijęs su ta nefrogeninė sisteminė sklerozė. Antros saugumo klasės kontrastai mūsų ligoninėje matau, kad dažniausiai yra naudojamas gadavistas, gadobutrolis. Yra jų nefrogeninės sisteminės fibrozės rizika prilyginama minimaliai arti nulio. Todėl net ir esant sunkiausiam inkstų nepakankamumui, kai yra filtracija mažiau 30 ir naudojamos terapinės dozės kontrastinės medžiagos, tai yra nekontraindikuotina tirti ligonį su šios grupės kontrastu ir, kaip minėjau, dializuojamam nereikia daryti papildomos dializės. Na ir šioje temoje turbūt yra pats naujausias dokumentas ekspertų gairės, kurios publikuotos praeitais metais Europos radiologų, kaip dažnai galime kartoti tyrimus su jodo turinčia kontrastinė medžiaga arba su gadolinio turinčio kontrastinė medžiaga, jeigu daromi magnetiniai rezonansai tyrimui pacientui, kuris serga inkstų liga. Tai noriu parodyti, čia yra išdėliota farmakokinetika kontrastų, jodo turinti kontrastinė medžiaga. Jeigu yra sveiki inkstai, filtracija yra virš 60, jau per pusę koncentracija sumažėja kraujyje po 2 valandų, per 4 valandas jau pasišalina 2/3 kontrasto ir per 12 valandų visiškai vyksta pilna eliminacija kontrastinės medžiagos. Gadolinio turinčio kontrasto sveikam žmogui su gera inkstų funkcija yra farmakokinetika labai panaši, 3/4 vėl per 4 valandas ir pilnai pasišalina per 11 valandų. Bet jeigu pažiūrėtume į pacientus, kurių yra inkstų funkcija yra blogesnė, be abejonės suleidus jodo turinčios kontrastinės medžiagos, matote, kaip eliminacija lėtėja. Lygiai taip pat ir gadolinio turinčios kontrastinės medžiagos. Todėl, jeigu pacientas yra planinis ir mes turime laiko, tai yra minimalus laikas tarp tyrimų kartojamų su kontrastu, jeigu kalbame apie jodo turinčio kontrastinę medžiagą, turime nedaryti dažniau kaip sveikam kas 12 valandų, minimaliai kas 4 valandas, jau krentant filtracijai iki 30 kas 2 paras, minimaliai laukti reikia 16 valandų. Na, o jeigu jau turim sunku inkstų nepakankamumą ir planiniai tyrimai, reikėtų palaukti savaitę tarp tyrimų ir neleisti pakartotinai kontrasto, nes pakartotinas kontrasto suleidimas be abejonės lems, kad organizme kontrastinės medžiagos koncentracija kumuliuosis. Ir tos valandos, jeigu pažiūrėtumėt, yra labai panašiai ir su magnetinio rezonanso kontrastais. Bet vėlgi ir šiuose gairėse yra pabrėžiama, jeigu yra urgentinė situacija,
situacija ir gyvybė yra pacientui ir netliktas laiku kontrastinis tyrimas gali kainuoti pacientui gyvybę, tos valandos nežiūrimos ir tiesiog darome dažniau kontrastiniai tyrimai, kad būtų laiku nustatyta diagnozė. Taigi apie kontrasto toksinį poveikį yra ir mitų, ir tiesos. Tai ką noriu pabrėžti, kad turime būti budrus ypatingai, kaip naudojamos jodo turinčios kontrastinės medžiagos, kad turime įvertinti riziką nefrotoksiškumo ir ypatingai tiem pacientam, kurie turi ūminį inkstų pažeidimą ir lėtinę inkstų ligą, dažniausiai su filtracija mažiau 30, rečiau tas filtracijos riba 45. Na ir profilaktikos tuomet reikia imtis ir yra hidracija, tai yra skysčiai, izotoninio skysčio sulašinimas šiai dienai yra pagrindinis protokolas. Na ir kad ligonis su sunkiu inkstų nepakankamumu, su gadolinio turinčio kontrastinė medžiaga galima tirti saugiai be nefrogeninės sisteminės fibrozės rizikos, jeigu yra antros klasės kontrastas. Ir kartoti tyrimus su kontrastinė medžiaga pacientui su inkstų nepakankamumu reikia atsižvelgiant į glomerulų filtracijos greitį. Taigi, turime galvoti apie inkstų apsaugą, bet ir nenuskriausti paciento laiku neatlikus diagnostinių tyrimų, nes tai gali pacientui kainuoti gyvybę. O tą dažnai matome praktikoje, kad truputėlį yra kartais ir spekuliuojama, kad neatliekamas laiku tyrimas, bijant sukelti inkstų pažeidimą. Tai ačiū už dėmesį.